Pirtis nuo seno žinoma kaip ne vien pramogos ir poilsio, bet ir sveikatos šaltinis. Pirtyje žmonės randa ramybės bei harmonijos oazę. Pirties savybės labai priklauso nuo akmenų. Europoje vis dažniau vulkaninį akmenį pirtyje keičia žadeitas. Maždaug prieš 5 metus sužinojau apie tokį akmenį žadeitas, kur man sakė, užpilė ant akmens vandenį ir nėra garų. Susidomėjau, suvažinėjau iki Maskvos, išbandžiau tą akmenį, jis man patiko, pradėjau domėtis. Šiai dienai yra vienintelis pusbrangis akmuo, kuris tinkamas naudoti pirčiai. Žadeitas yra ypatingas tom, kad jisai sumažina radiacinį foną ir jūsų patalpose pirtis bus pati švariausia iš jūsų visų patalpų. Žadeitas yra vienintelis pusbrangis akmuo, kuris pagal savo struktūrinės savybės idealiai tinka naudoti pirtyse ir saunose. Žadeitą naudoti pirtyje ir saunoje absoliučiai saugu, nes žadeitui būdingi labai aukšti tvirtumo ir patvarumo rodikliai. Žadeito akmuo maksimaliai lėtai sugeria vandenį, jis labai pralaidus šilumai, kurią garo pavidalu labai lėtai įskiria į aplinką. Visa tai pirtyje ar saunoje virsta tuo, ką įprasta vadinti lengvu garu, kuriuo žadeito dėka galima mėgautis kur kas ilgiau, nei naudojant įprastinius akmenis. Ta pastebi žmonės, kurie jau išbandė žadeitą. Pačioj pirty pirmą kartą jau iškaitinus, iškart pasistebėjo labai didelis skirtumas. Jeigu seniau pildavosi vanduo ir pirty iškart pakildavo tokia sunkus, toks tvankus garas, šiltas garas, tai jau pilant ant žadeito vandenį, praeidavo karščio banga ir net kvapo drėgmės nebūdavo. Sklindantis garas nuo šito akmens yra vis dėlto kitoks. Kvepavimas yra nepalyginamai lengvesnis, ir, sakyčiau, savijauta yra irgi truputį kitokia, reiškia, išėjus iš pirtelės, kur yra žadeitas ir kur, tarkim, yra taip plačiai naudojamas muilo akmuo. Man pasiūlė žadeito akmenį panaudoti pirtyje gariniai. Na ir pirmiausia, tai yra gražios spalvos, žalsvas ir naudojantis to akmenį užpilus vandenį, tai nesusidaro tiek daug garų, bet šiluma jaučiasi ir kvėpuoti lygtai ir lengviau. Nežinau, ar čia tiesiog sutapimas toks naudojantis, bet atrodo, kad ir vizualiai, ir pojūtis yra neblogas. Žadeitas mažina radiacinį foną, sudrėkintas išskiria silicio rūgštį, turinčią nuskausminantį antitoksinį priešuždegiminį poveikį. Besimaudydami pirtyje mes pastebėjom, kad keletą akmenukų reikia laikyti vandenyje. Tada išsiskiria papildomai silicio rūgštis ir kai pili ant akmenų, efektas dar malonesnis. Dar šiluma tokia malonė. 2 metai mes žadeito pirty pastoviai kiekvieną savaitgalį einam. Mes dar pirkom tos akmenys, gavom tokių dar mažiukų nusipirkti. Mano žmona, jos laiko ant sąnarių, pas ją problemos su sąnariais. Tai žodžiu, po ten gal 3 kartų jau jai pradėjo gerėti ir dabar, pavyzdžiui, mes profilaktiškai visą laiką irgi jas naudojam, tos akmenukus. Labai gerai jaučiasi, žodžiu, ir neturi problemų tokių, kaip anksčiau buvo. Aš pats pirtį naudoju šlifuotą irgi žadeito, ten 5 akmenis, būtent tam vadinamam akmenų ar termomasažui, tai yra kai su akmenim darosi, nes tai yra visas kompleksas dalykų. Tai yra ne tik akmuo, tai yra akmens judesys, akmens svoris, akmens temperatūra. Ir nežinau mediciniškai kaip tai veikia, bet žmogui tai minimum tai yra malonu, maksimum jisai po to sako, kad geriau jaučiasi. Žadeitas nepaprastai gražus natūralus mineralas, turėti jį pirtyje ar saunoje prestižas. Optimalus pirčiai ir saunai reikalingo žadeito kiekis gali tarnauti ne vienai kartai, nes šis unikalių savybių akmuo yra ilgaamžis. Apie kitas žadeito savybės žiūrėkite kitose laidose.